Šeimoje gyvenu jau trečias dešimtmetis savo šeimoje. Ir tikrai žinau labai daug panašių situacijų, kurias tenka mums kiekvienam patirti, išgyventi. Ir kartais tikrai būna sunku, kartais būna labai lengva. Bet ypač sunkumuose kartais pasigendu tokių talkininkų, kuo galėtų būti viešoji erdvė. Pasigendu tų pavyzdžių, kurie leidžia stiprinti šeimą, leidžia nepasiduoti sunkumams, pasitaisyti suklydus. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, paskatinus imtis iniciatyvos, organizuoti šeimų dienas Klaipėdoje. Tikriausiai visos šeimos turi savo fotoalbumus, šeimų dienos turi taip pat. Šeimų dienų renginiai subalansuoti visai šeimai, todėl programa, kurią pasiūlėme, buvo įvairi ir spalvinga. Tai ir paskaitos šeimai, fotoparodos, išvykos ir iškylos, koncertai ir žaidimai, edukaciniai renginiai ir romantiški pasimatymai, konkursai, improvizuotos vaišės ir kitos gražios iniciatyvos, kurių plečiantis auditorijai augant dalyvių ir rėmėjų skaičiui vis daugėja. 2015-aisiais ketiname visą ką tęsti, vystyti, auginti ir tikimės ir jūsų pagalbos, mažų mažiausiai pasidomėjimu, arba parama, arba kuo tik tai. Jeigu esate nebejingi šeimos vertybėms, būkime drauge, ją organizuodami, ją viešindami, augindami ir dalyvaudami.